žmonės ir pranešė, tavo duktė numirė. Kam dar vargini mokytoją? Ir ką atsakė į visą tai Jėzus, išgirdęs tuos žodžius, tai yra, tavo duktė numirė, kam dar vargini mokytoją? Jėzus tarė sinagogos vyresniajam, nebijok, vien tik tikėk. Tai yra, tikėk būtent taip, kaip jisai pasakė pradžioje. Ateik, uždėk rankas, kad pagytų ir gyventų duktė mano. Nebijok, vien tik tikėk. Ir jis niekam neleido eiti kartu, skyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Atėjęs į sinagogos vyriausiojo namus, Jėzus pamatė sujudimą ir garsiai verkiančius bei raudončius. Įžengė vidun, jis tarė, kam tas triukšmas ir verksmas? Vaikas nėra miręs, o miega. Tai čia buvo Jėzaus tikėjimas. Žmonės šaipėsi iš jo. Tada išvaręs juos, jisai nepatikėjo, jis nepasidavė netikėjimu. Jis pasiėmė vaiko tėvą ir motinimą, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Tai reiškia, ir tėvas, ir palydovai nepasidavė netikėjimu. Paėmęs mergaitę už rankos, pasakė, talita, kum, išvertus reiškia mergaitė, sakau, tau kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti.